Labą dieną, jūs mane pažįstat? Be abejo. Matau, sveikinatės. Tai užeikit į vidų ten, vaišina kava arbata. Neuždyka, bet... Labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Nu kaip, nekrysi šiandien nuo tilto niekur. Tam nepasiruošę. Aš žinai, žiūrėjau ir galvojau, kaip ten jisai neįkrito, tai kur šlapės būtų dėjęsis. Labą dieną. Nu kaip, atrodo viskas, sveiki, Vaidas. Andrius. Labą dieną. O, mergina, kaip tavo vardas? Kornelija. O, aš Vaidas, labai gerai. Klaipėdos. Sveiki. Šiandien Nu jo, ką tik. gražų rytą turėjo. Prietaringi žmonės kaunietišką orą išleidžia. Iš visų ratų. Iš visų iki nulio ir paskui pripumpuosiu. O kaip grįžt namo? Nu kaip nors. Tada kava, kakava viduj, užeikite, labą dieną. Nu kaip, nusprendė damuštą, ne savo, kaip ten jisai... Ir eisim šildyt variklių ir mausim į kelionę. Statom stalą ir tie, kurie ypač dalyvauja pirmą kartą, pasimetę, nesupranta, kas čia vyksta. Susipažinimas. Čia vyksta tradicinis ritualas. Tai vat vis tiek kviečiu visus prie to stalo susispiesti, atliksim tokią, kaip ir pasakyti, apeigas dievams, pažinčiai ir visam kitam ir tada sėkmingai keliausim toliau. Čia yra daug taisyklių, čia ne gėrimas, čia yra ritualas, kuriam yra numatyti ritualiniai visokie normatyvai, taisyklės. Va. O kokia eilė dar laukia, kaip sovietmečiu prie parduotuvės. Turėsiu dabar įrodymus, kad Edvardas geria kažkur miške, tyla. Labanoro gyrė ir ragana gyvena, samagonų varę ir iš to gyvena. Aš pabandžiau mūsų šeimos grybavimo problemą kitaip išspręsti. Aš nugrybavau. Nu gerai tada. Žmonės po mišką išsiblaškė, kas grybų ieško, kas dar kažko. Bet niekas dar nenori lipti į automobilius. Oras neįtikėtinai geras. Jeigu grybas geras, nereikia net virt. Paėmė druskos užbarstėjai. Vietoj lašinio prie savo gono. Visus galima man. Tai jeigu žmogus nepažįsta grybų, tai jis negyvas. Tie, kurie gyvi grybų valgyti, jie pažįsta. Uždarykite, prašom, duris. Ačiū. Uždarykite, prašom, duris. Ačiū. Kaip baisiai beatrodytų tai, ką mes matom priekyje, čia prieš 100 beveik metų sukloti yra rastai ir yra dugnas. Nėra taip, kad čia visiška bedugnė, nors čia liūnas yra ir iš kairės, ir iš dešinės. Toks vadinamas biliūnas, dvigubas liūnas. O kaip tai atrodo va taip. Tai palauk. Ten biški kitaip bus toliau.
Nu jo, nekaip čia. Nekaip atrodo. Vieni eina į mašinas, darbas jau valymo prasideda. Bet šitas jauna. Čia pasirodo rimti vyrai vaikšto, Nu. kur mes važinėjame. 5 taškas. Palinkėkit man Nelinkim nieko, važiuoju. begalinės pravažiavimumo, begalinio iki galo. Medžiojate kadrus? Jo, pagavom vieną. O, blemba. Jezu, vos fotografas po ratais nepapuolė. Ačiū, ačiū. Nu, objektyvai lyg tai kažkiek švarus dar, bet nelabai. Jam bus dabar va čia nebent. Biški Jonai atsitrauk. Atsiprašau. Jau negerai. O kaip čia taip atsitiko? Ne, nu tai čia Va išliko čia normaliai pradėjo, ir nuo antros paskui mašinos subinė pradėjo liko, mesti, jūsų žinai. nemetė, va čia va antrą mašiną jau. Pagalba atvažiuoja. Gelbėtojai atvažiavo. Gelbėjimo darbai prasidėjo. O, kažkas vyksta. Nu va, taip. Čia netikėtai viskas gerai baigsis. Slysta atgal? Na, gelbėjimo darbai toliau tęsiasi, susirinko daugiau žiuplių. Iš kur jų čia tiek miške, nežinau. Čia kaip dykumoj beduinai renkasi. Kaip čia viskas gražiai juda. Aš užpipinsiu, nepergyvenk. Ne, tegu skiriemulį pasakyk į vietą. Ratus dar užsusuka į tą pusę. Nereikia, tik kaip Nes stabdė. Neties, viskas gerai. Aš išvažiavau ir taip. Kaip jūsų ekipažui? Viskas gerai? Gerai, gerai. Tėtis biški susirūpinęs, o tau matau viskas gerai. Nieko ir tėčiui. A, ir mamai nieko, visi laimingi. Viskas, gelbėtojai išvažiuoja, tuoj vėl trasą atidarysim. Eismą paleisim.
Gal jau tu juodi neapvark. Prapjausiu dar giliau, tai Nu. Taip, jo. Visada reikia apie kitus pagalvoti. Žiūrėk. Gerai. Šitą, tu privažiuot gali su gerve. Jo. Mane metrą timtelt. Man tik Gerai. metrą reikia. Tu pakartok, Man tik metrą reikia. Taip, eik dabar pamatuot. pamatuoju. Nes matai filmas ką. Matau. Ai, Jezu, kaip taip. Nu, būtų gerai, kad neatsisėsčiau. Neatsisėdžiu. Statom stalą, ruošiam priešpiečius. Tuoj ragausiu. Jėzau, koks čia grožis. Norėjau praskrist, bet bijojau žemai leistis. Ką? Kur tavo ekipažas? Ai, nežinau, dalis liko ten, matyt, tikisi prieiti dar, tai... O man su nepriklausoma čia jokių problemų nėra. Man visur, žinai, pagauna. Aha, Tai žiūrėsim, kaip kitiems. Va, žiūrėkite. Kelmas ir medis. Kas yra? O, draugas.
Reikalai vyksta naktį. Prie gero apšvietimo. O, ten kažkas apačioj kapsi, matote, ne? Ir kas atsitiko? Kažkokie negeri dalykai. Mes vėl Labanore. Tylu, mašinos jau ilsisi. O visi ten jau viduj ragauja kulinarinius šedevrus, vaišinės vietinės gamybos salų ir aptarinėja dienos įvykius.